Ar matei 10 keisčiausių namų? Keistos formos namų. Įprastos formos namai atrodo maždaug šitai. Šiame filmuke išvysite pačių keisčiausių formų namus pasaulyje. Pirmasis pasvirę kubo namai. Roterdamo mieste, Olandijoje yra netgi 38 tokie namai. Užeikime į vidų. Visos sienos čia pasvirusios. Ir langai. Kaip čia užuolaidas pakabinti? Kaip jie nenukrenta? Keliaujam toliau. Antrasis. Ar mėgstat burbulus? O ar norėtumėt gyventi burbulų name? Keliaujam į Prancūzijos pietuose esančius burbulų rūmus, kuriuos supa nuostabūs sodai. Yra baseinas, krioklys. Namo viduje yra netgi 29 kambariai, kurie man primena urvus. Ką jie čia daro? Visą sieną lyg duris atvėrė. O kaip čia atsidaro langai? Oi. Gal galit uždaryti? Ačiū. Važiuojam prie trečiojo. Atomo namo. Mažiausią visatos dalelę primenantį namą galite pamatyti Belgijoje, Briuselio mieste. Namą sudaro 9 rutuliai, sujungti vamzdžius primenančiais koridoriais, kuriuose yra laiptai arba eskalatorius. Šviečiančiu koridoriumi kylame į vieną iš rutulių. Šis rutulys pilnas šviesos efektų. Keliaujam toliau. Pažvelkim pro langą. Jūs dar su mumis? Važiuojam prie ketvirto. Ar mėgstate spurgas? O ar esate matę spurgos formos namą? Guangdžou mieste, Kinijoje, stūkso didžiulis pastatas, primenantis milžinišką spurgą. Iš tiesų, pastato kūrėjai norėjo tokios formos pastato, kuris primintų senovinę Kinijos monetą. Va tokia. Tiesą sakant, ši moneta taip pat primena spurgą su skyle. Penktasis. Ar norėtum gyventi taip kaip šis krabas? Kriauklėje. Keliaujame į Meksiką, Naukalpano miestą, kur vienas žmogus pasistatė savo nautilo namą. O kas tas nautilas? Tai va toks moliuskas, gyvenantis štai tokioje kriauklėje. Pasižvalgykime po namo vidų. Koks spalvingas. Važiuojam netoli
šalia mūsų visų esančio 6 namo, apversto. Lietuvoje tokių yra net keletas. O gal esate buvę viename jų? Šiame name viskas, visi daiktai yra aukštyn kojom. Apverskime vaizdą. Vaikai, kaip jūs čia ant lubų vaikšto dabar, aš nesuprantu. Lova, žaislai, kaip jie išsilaiko? Svarstyklės, įdomu, kiek jos rodytų. Kaip čia į tualetą nueiti? Lukai, kur lakstai? Septintasis. Keliaujam į kaimyninę Lenkiją, Sopoto miestą, kuriame stūkso kreivas namelis. Sienos, langai ir durys visi kreivi. Net stogas atrodo kreivas. Aštuntasis. Tai mažiausias gyvenamas namas pasaulyje. Slovakijoje sukurtas namas kapsulė, man panašiau į kiaušinį. Ir tikrai galima jame gyventi. Čia yra daug spintelių daiktams susidėti. Yra dušas ir tualetas. Galime maistą pasigaminti. Yra ir plautuvė. Ir didelė lova patogiai išsimiegoti. Namas pats pasigamina elektrą iš saulės šviesos arba vėjo energijos. Pridėjus ratus galima keliauti kur tik nori, kaip su tikru automobiliu. Neužmigot? Gerai, važiuokim apžiūrėti 9-ojo, siauriausio namo pasaulyje, Varšuvoje, Lenkijos sostinėje, esančio namo plotis siekia 1,5 m. Va toks siauras. Tikra jo forma – trikampis. Todėl iš kitos pusės jis atrodo va taip. Užeikime į vidų. Čia yra ir tualetas su virtuvėle. Išsivirkim arbatos. Ačiū iš svetingumą. Keliaujam toliau. Ir pagaliau 10-asis. Pats aukščiausias namas pasaulyje. Vadinasi Burj Khalifa. Jis yra Dubajaus mieste, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Jo aukštis siekia net 828 metrus. Palyginus su Vilniaus televizijos bokštu, Khalifa yra net 2,5 karto aukštesnis. Užlipkime pačią viršūnę.
Ačiū, kad žiūrėjote. Dar susitiksim.